Stanfordo tyrimas Pain of Paying parodė, jog jeigu produktas arba paslauga kainuoja daugiau negu 100 eurų, potencialus pirkėjas bus labiau linkęs analizuoti savo galimus sprendimus. Tai yra, ar žiūrėti geresnio varianto pas konkurentus, ar apskritai man reikia šito sprendimo, o gal reikėtų pigesnio varianto ir alternatyvos. Tam, jog šių apsvarstymų sumažinti, mes taikome 3 žingsnių marketingo etapus savo klientų sistemose. Tai yra, pirmas etapas – awareness. Šiame etape mes supažindiname vartotoją su galimu gauti rezultatu. Tokiu būdu mes atfiltruojam vartotojus, kuriems aktuali paslauga, ir vartotojus, kuriems neaktuali paslauga. Antras etapas – engagement. Šiame etape mes stengiamės vartotoją supažindinti su mūsų produkto privalumais, rezultatais arba mūsų kitų klientų pasiektais rezultatais. Tai mes padarome rodydami turinį, atsiliepimus, papasakodami apie produkto privalumus ar paslaugos ir taip artimiau supažindinam vartotoją su mūsų galimu sprendimu. Trečias etapas – veiksmo atlikimas. Šiame etape mes kviečiame vartotoją atlikti veiksmą. Pirmus 2 etapus mes jokių pasiūlymų netikime. Šiame etape mes duodame pasiūlymą ir galimybę lengvai arba paprastai įsigyti arba registruotis į mūsų siūlomą paslaugą arba produktą. Ir tokiu būdu mes jau turėdami pasitikėjimą galime tikėtis daug didesnių užsakymų, registracijų ar skambučių kiekio. Kadangi vartotojas jau yra susipažinęs, jis ieško sprendimo ir jis yra tikras, kad jūs esate vienas geriausių sprendimų arba gal net geriausias. Taip mes taupome laiko, nešvaistom pinigų nereikalingų vartotojų ir tuo pačiu uždirbame daugiau. Tad labai rekomenduoju pabandyti susimplementuoti ir pas save tai galima bet kokiam marketinginiam kanale, o jeigu reikės pagalbos, registruokitės į skambutį ir pasikalbėsim apie galimus sprendimus jums. Iki!